Labą dieną, mėly kolegos, svečiai ir visi, kurie labai tikimės mūsų sėkmingai mato ir girdi. Visi žinome, dėl kokių priežasčių šiandien negalime susitikti gyvai. Visgi laikas skirtas šventėms ir geroms, gražioms akimirkoms niekur nedingo, o noras pasveikinti vieni kitus taip pat. Taigi, nors ir tokiu būdu sveikiname jūs prisijungusius prie Vilniaus regiono bibliotekų apdovanojimo Riešutas šventės. Šiandien paminėsime geriausius regiono bibliotekininkus ir prisiminsime akciją Vasara su knyga. Šią šventę vesime mes, Greta ir mano kolegė Edita. Šventės įrašas yra transliuojamas ir bibliotekos YouTube paskyroje. Nuorodą pasidalinsime po renginio. Taigi kolegos, kurie dabar negali prisijungti, neturėtų nusiminti, nes visą renginio įrašą galės peržiūrėti jiems patogiu metu. Taigi prieš pradedant renginį dar šiek tiek pakalbėkime apie techninę dalį. Tai prašome visos transliacijos metu būti išjungus savo mikrofonus, taip mes išvengsime ir pašalinių garsų, ir triukšmų, ir aidų, bei tokio asmeninio gyvenimo ištransliavimo visam regionui, ko galbūt mes visgi nenorime. Tai pažiūrėkime, kad kairiajame kampe apačioje esantis mute mygtukas būtų aktyvus. Tikrai turėsite progą pasveikinti savo kolegas, tam bus laiko, tiesiog sulaukite savo eilės mūsų scenarijuje. Ir dabar, kai jau tikiuosi visi esame pasirengę ir šiek tiek susikaupę, tai aš kviesiu mūsų renginį pradėti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Mėly kolegos, tikiuosi visi mane matote ir girdite. Esu savo kabinete ir labai džiaugiuosi, kad galime dirbti. Nors diena už lango apsiniaukusi, mūsų širdyje yra šventė, švenčiame dėl to, kad norim paminėti tuos, kurie visus metus kažką tai gero, ypatingai gero padarė. Nors šitos šventės tokios labai netradicinės, nelabai mes mokam, tiesą pasakius, švęsti virtualiai, bet šie metai mus privertė išmokti daug naujų dalykų, privertė išmokti bendrauti daugiau, žvelgiant vieni kitus kompiuterio ekrane, o ne gyvai, kas mums gal ir nėra taip labai malonu, bet geriau matyti, negu išvis nematyti. Iš tiesų, šitie metai atnešė tokias nelaimės ir pandemijas ir pavasarį, nors pavasarį dar atrodė, kad čia, taip sakant, kažkur toli viskas ir mūsų artimai nepaliečia, tai šita banga, kuri atsirito rudenį, manau, kad jau palietė kiekvieną iš mūsų ir daugelio mūsų bibliotekas ir artimuosius ir jau tikrai kiekvienas turim kažkokių artimų žmonių, artimai pažįstamų žmonių, kurie serga ar yra izoliacijoje, taip kad mes tikrai esam priversti bendrauti kitaip. Bet mūsų tradicijos, kurias esam sukūrę ne per vienus metus, turėtų būti palaikomos ir mes turėtumėm pamatyti, ką gero bibliotekos padarė, kaip jos dirba. Ir aš noriu pasidžiaugti apskritai, kad bibliotekos šiandieną dirba. Ir tai yra didžiulis bibliotekų įvertinimas, kad tuo metu, kada uždaryta beveik visa Lietuva, bibliotekom yra leista dirbti. Tai yra tikrai mūsų reikalingumo įvertinimas ir mūsų paslaugų įvertinimas ir mūsų darbo yra pasitikima tai, kaip mes dirbame. O aš noriu pasidžiaugti, kad mūsų ta gražia draugystė tarp regiono bibliotekų ir tai, kad šiais metais mums pavyko ne tik tai virtualiai bendrauti, bet ir gyvai bendrauti ir susitikti, kad šiais metais mums pavyko mokymus visus suplanuotus padaryti, o Riešutas tai yra toksai konkursas, kuriame mes norim pamatyti ir sužinoti tuos, kurie ypatingai gerai dirbo ir juos įvertinti. Tai negalėdami jūsų pasikviesti į mūsų gražias sales,
kur sėdi Edita, kur sėdi Greta, bet turim papuoštų eglučių, kaip matote, tai galim taip, va, eglučių turime, taip. Ir šiais metais netgi eglutę esam pasipuošę savo bibliotekos kieme. Tai jeigu kažkas tai iš Vilniečių, aš nesakau, kad iš viso regiono, nes negalima kirsti savivaldybės ribų, eisite pro šalį, prašom užeiti į mūsų kiemą ir pasidžiaugti mūsų eglutę kieme. O šiandien mes džiaugsimės jumis. Tai yra tais, kurie labiausiai pasižymėjote, kažką tai ypatingai gerai padarėte, o aš noriu palikti tą intrigą kitiems ir pakol kas nepasakysiu, kas yra tie patys geriausi, bet sveikinu visus mus, kurie esame sveiki gyvi, darbuojamės ir džiuginame savo skaitytojus ir vieni kitus. Sveikatos jums visiems. Labai ačiū direktoriai. Ir dabar prie sveikinimų, žinoma, siunčiame tylius aplodismentus, vis dar palikite išjungtus savo mikrofonus. O dabar prie sveikinimų kviečiu prisijungti Kultūros ministerijos atminties institucijų politikos grupės vyriausiąją specialistę Gražiną Lamanauskienę. Sveiki visi, gerbiami regiono tarybos nariai, gerbiami šio renginio dalyviai ir miela Vilniaus regiono bibliotekų bendruomenė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešai bibliotekai už šitą jau labai gražią tradiciją tapusius metų pabaigoje organizuojamus Vilniaus regiono biblioteko apdovanojimus riešutas. Tikrai pritariu gerbiamai Emilijai, kad šie metai buvo nelengvi ir išties sudėtingi, bet viešųjų bibliotekų sektoriui jie buvo labai svarbus ir reikšmingi. Kodėl? Todėl, kad viešųjų bibliotekų sektorius pavasarį, lyginant su kitais sektoriais, greičiausiai ir lengviausiai perkelia savo veiklas į virtualią erdvę. Ir karantino metu pademonstravo išties ir savo informacinių technologijų gebėjimus, ir savo kūrybingumą, ir savo inovacinį potencialą, ir tikrai puikiai suvaldė nuoseklų išėjimą iš karantino. Viešųjų bibliotekų sektorius sutelkė ir susitelkė save visuomeniniams projektams, nes per savo turimą įrangą jūs panaudojate skydelių mediciną. Per tą laikotarpį pagaminta yra 3291 skydelis. Tai tikrai sektorius, kuris pademonstravo socialinį sąmoningumą ir vertės visuomeniai kūrimo potencialą. Taip pat pažymėtina, kad sektorius sugebėjo per mėnesį įsisavinti 1,7 milijonus eurų knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti 1887 fiziniais vienetais knygų ir kitų dokumentų. Be to, laiku ir labai tiksliai atsiskaitė už valstybės vardu panaudotas lėšas, tuo pademonstruodamas, kaip puikiai ir kokias jie turi fondų valdymo ir finansų valdymo kompetencijas. Be to, tai yra dar ne viskas. Viešų bibliotekų darbuotojai per šį gana sudėtingą laikotarpį skaitmeninio raštingumo mokymosi apmokė beveik 76 400 gyventojų. Tai yra didžiulis skaičius, žinant tai, kad praktiškai veiklos buvo labai ribojamos ir tuo pademonstravo sektorius savo socialinį atsakingumą ir profesionalumą. Taip pat noriu pažymėti apie didžiulį sektoriaus susitelkimą ir žengtą didžiulį ir svarbų žingsnį link paslaugų prieinamumo didinimo, atveriant savo erdves autizmo spektro sutrikimą turintiems vartotojams. O bibliotekų socialinės istorijos parodė, kokių šviesių ir kiek įdomių savo pomėgiais darbuotojų yra mūsų bibliotekose. Tai yra didžiulės sektoriaus drąsos pokyčiams išraiška ir pademonstravimas. Ir įvertinamos kaip būtinosios paslaugos gyventojams. Ir šiandien tas sektorius dirba tikrai stebint iš šono santūriai, atsakingai ir labai susikaupęs. Tai dėkodama visiems ir sveikindama riešuto nominantus, noriu padėkoti turbūt kiekvienam iš mane stebinčių bibliotekos darbuotojų ir giliai širdyje žinau, kad kiekvienas iš jūsų šiais metais esate vertas to riešuto.
nes tai buvo sunkus metai ir didžiulė paties bibliotekos ir bibliotekų sektoriaus potencialo įrodymas ir kiekvieno iš jūsų įdirbis ir darbas šitoje pakankamai sunkioje laikotarpiu ir įdomias ir sunkiose veiklose ir prisimant įvairią atsakomybę. Todėl, naudodamasi progą, noriu palinkėti jums visiems ramaus švenčių laukimo, stiprios sveikatos jums visiems, jūsų kolegoms, darbuotojams ir jūsų artimiesiems. Ačiū jums visiems dar kartą labai. Ačiū Gražina, dėkojame jums už gražius žodžius. O dabar mus norėtų pasveikinti ir Vilniaus regiono bibliotekų tarybos pirmininkas Petras Zurlys. Netrukus virtualiu būdu nusikelsime prie eglės, kuri yra man už nugaros. Labadiena, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Šiandieną mes susitinkame ypatingai gražios šventės proga. Tai 5-ieji mūsų regiono riešutai. Ir šiais metais biblioteka mūsų švenčia 70-metį, taip kad iš tikrųjų turime kuo pasidžiaugti. Labai džiugu, kad į riešuto konkursą kas metais įtraukia vis daugiau bibliotekų ir taip pat malonu, kad pateikiami iš tikrųjų patys geriausiai dirbantys darbuotojai, patys geriausi vadovai, pačios geriausios komandos. Ir labai malonu visus pasveikinti tą progą, palinkėti pirmiausiai sveikatos. Šiuo negandų laiku vis tiek turim galimybę pabendrauti, pabūti kartu drauge, prisiminti praėjusius metus, palinkėti gražių naujų metų, šventų kalėdų ir šiek tiek pabendrauti. Tai iš tikrųjų gera proga ir noriu padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiame konkurse, taip pat visiems, kurie pateikėte nominantus. Taip pat nuoširdžiai dėkoju regiono bibliotekų tarybos nariams, kurie vertino ir kurie atrinko pačius geriausius. Regiono bibliotekų taryba iš tikrųjų paskutiniu metu suburia mus visus bendrom veiklom, bendriem darbam ir labai džiaugiuosi, kad jūs geranoriškai atsiliepėte į mūsų visus kvietimus. Ir užtat, mūsų biblioteka gali pasidžiaugti, kad iš tikrųjų mūsų santykiai su regiono bibliotekomis yra labai geri, pastovūs, normalūs ryšiai, už ką esame jums dėkingi ir nuoširdžiai linkiu jums visiems kuo gražiausių švenčių. Ačiū. Ačiū gerbiamam Petrui, siunčiame virtualius plojimus. O dabar pereikime prie to, dėl ko čia ir susirinkome, tai yra kasmetinių jau 5-ųjų riešuto apdovanojimų. Ir juos pradėsime nuo graikinio riešuto, geriausio Vilniaus regiono bibliotekos vadovo apdovanojimo. Taigi už lyderystę, profesionalų bibliotekos veiklos plėtojimą ir infrastruktūros gerinimą, sėkmingą komunikacinę veiklą ir strateginių vadybos sprendimų priėmimą yra apdovanojama Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė. Deja, bet šiandien Rasa negalėjo prisijungti prie mūsų transliacijos, tačiau siunčia mums nuoširdžius linkėjimus šios šventės proga. O mes, siųsdami sveikinimus atgalios, taip pat, žinoma, pasirūpinsime, kad šventinis siuntinys su dovanomis Rasą pasiektų artimiausiu metu. O dabar norėtume jums padovanoti šiek tiek muzikos. Tiesa, kūriniai, kuriuos išgirsime, yra nufilmuoti iš anksto Domo Mickevičiaus bibliotekos erdvėse, specialiai šiai šventei. Dabar paklausysime kūrinio Lietuva, atliekamo solistės Juditos Leitaitės ir smuikininkės Paulinos Daukšytės.
Taigi galėsime dabar irgi įsijungę mikrofonus paploti mūsų atlikėjams. Tai tikrai dar nėra paskutinis muzikinis pasirodymas, bet dabar vėl grįšime prie to, prie ko iš tikrųjų susirinkome, prie Riešuto apdovanojimų. Tai dabar metas sužinoti yra Riešuto nominacijas. Riešuto apdovanojimo laimėtoja. Taigi šiais metais jis susideda iš 2 dalių. Bus apdovanojamas ir geriausias regiono bibliotekininkas, ir geriausias mokyklos bibliotekininkas. Taigi šiais metais geriausia Vilniaus regiono bibliotekininkė tapo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė edukaciniai ir projektiniai veiklai Kristina Darulienė. Apdovanojimas yra skiriamas už įvairiapusiškas kūrybinės iniciatyvas, profesionalią bendruomeninę veiklą, naujų idėjų per meninius ir kultūrinius projektus įgyvendinimą, edukacinių veiklų sklaidą ir aktyvų bibliotekos atstovavimą. Jeigu Kristina yra su mumis, ir man atrodo, jinai yra su mumis, tai kviečiame ją įsijungti savo mikrofoną ir tarti keletą žodžių. Labą dieną visiems. Labai esu dėkinga ir sujaudinta tokiu apdovanojimu. Iš tikrųjų dirbu bibliotekoje ne taip jau ilgai ir, kaip sakant, matyt pasikeitė laikai. Ar nežinau, ar tiesiog tas darbas yra matomas, mano tiesiog pasisekė gal, kad jau tiek neilgai padirbus bibliotekoje gaunu tokį pripažinimą iš kolegų. Labai esu dėkinga ir džiaugiuosi, kad man pasisekė, kad dirbu bibliotekoje, kad tai yra vieta, kuri suteikia galimybės dirbti tokį įdomų darbą ir tikiuosi labai reikalingą ir naudingą visuomeniai darbą. Galimybė inicijuoti įvairiausius projektus leidžia prisidėti prie krašto kultūros puoselėjimo, suteikia man kaip asmenybei tobulėti ir įveikti įvairius iššūkius, kurių šiemet tikrai netruko tikriausiai visiems. Esu labai dėkinga visai komandai ir visiems kolegoms ir labai džiaugiuosi, kad tų kolegų padaugėjo vykdant įvairią veiklą, kad buvo tikrai suteiktos visokiausios galimybės atsiskleisti ir tikiuosi praturtinti mūsų kultūrą. Ir artėjančių švenčių proga noriu visus pasveikinti ir palinkėti, kad visi liktume stiprus ir sveiki. Ir siunčiu didžiausius linkėjimus, apkabinimus. Ačiū. Ačiū gerbiamai Kristinai. Ir dabar perėsime prie antrosios šios nominacijos dalies. Taigi, už sistemingai ugdomą jaunimo medijų ir informacinį raštingumą, naujovių diegimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir nuolatinį bibliotekos vardo garsinimą norime padėkoti Alytaus Putinų gimnazijos bibliotekos vedėjai Marytei Žuromskienei ir jai yra suteikiamas geriausias mokyklos bibliotekininkės vardas. Jeigu Marytė yra su mumis, taip pat ją kviečiame pasidalinti savo mintimis apie šį apdovanojimą. Aš įsijungsiu savo mikrofoną ir perduosiu žodį. Labą dieną. Tikrai, aš jau ne taip kaip Kristina, jau senas
vilkas, tiksliau vilkė šitam darbe. Ir gaunu pirmą kartą iš tikrųjų šitą garbingą tokį gražų ir dėkoju jūsų regiono bibliotekų metodikos ir valdybos centrui. Ir tikrai labai buvau mielai sujaudinta, nustebinta, kai paskambino direktorius Petras Zurlys ir taip maloniai pranešė šitą žinią. Taigi, kad ir nuotoliniu būdu, bet vis tiek jaudulys kažkaip daro savo, kad ir su kompiuteriu atrodo kalbu. Vis dėlto nenagrinėsiu dabar savo veiklos, kadangi jinai labai ilga ir labai mano manymu brandi ir graži. Ir labai dėkinga savo Alytaus Putinų gimnazijos vadovybei, visom kolegėm, savo mokyklų bibliotekų, taip pat ir Giedrei, kuri dabar mane klauso. Mes bendradarbiaujam ir pasikalbam, ir į Litexpo muges buvom nuvažiavę bendrai, ir Alytaus rajono apskrities bibliotekai. Iš tikrųjų esu be galo dėkinga ir neįsiplėsdama ir nekalbėdama apie savo veiklą, kurios tikrai neišvardinsiu, ir galbūt visi žino tas veiklas ir visiems jos malonios, kartais ir nelengvos. Norėčiau prisiminti Prano Vaičiūno žodžius apie knygą. Dėl ko aš kalbu? Dėl to, kad knyga yra išmintis. Ir man atrodo, kad pats bibliotekininkas, kurio šiandien galbūt darbas visuomenės akyse nėra toks labai svarbus, bet patikėkit, jis iš tikrųjų svarbus. Ir mes esam pašauktieji, aš kitaip ir negalvoju, pašauktieji tą darbą dirbti. Ir išmintingi žmonės, ir išleidžiam labai daug tikrai išmintingų žmonių, ir gydytojų, ir mokslininkų, ir be mūsų prisilietėjimo tikrai jie nebūtų tie, kas dabar esą. Aš tai galiu drąsiai teikti. Taigi, norėčiau paskaityti Petro Vaičiūno eilėraštį, kuris man labai patinka. Aš jį netgi įsirašiau dideliu plakatu, pasikabinau ant sienos. Tai jums leidus paskaitysiu. Ak, knyga, kiek žydinčios saulės, bemiegių naktų, kiek meilės žmonijai be saiko ir masto, kiek žemės svajonių, širdies paslapčių, kiek sielos, kiek proto minčių išgalasto, byloja iš tavo žvaigždynų skilčių. Ak, knyga, geroji bičiulė, jausmais visagalė, kai atveri tavo lakštus kaip žvaigždyną, širdį pajunti prometėjišką galią ir tartum įžengęs į amžių išdyną, lemtingai renkės savo gyvenimo dalią. Taigi, mes pasirinkę knygą, tokią gyvenimo dalią, ir ženkim toliau, ir visoms, ir visiems linkiu, kad mumyse gyventų žodžio prasmė ir mus maitintų jo vidinė jėga. Ačiū Jums ir gerų artėjančių švenčių. Labai ačiū Jums, Maryte, ir tikrai nors yra įspūdis, kad mes kalbame su kompiuteriu, tai čia yra tik tais perdavimo kanalas, tikrai mes girdime ir matome vieni kitus, dėl to nereikia bijoti. Tai dar kartą sveikiname abi nugalėtojas ir vėl klausysimės muzikos, skambės kūrinys Edelvaisas. Thank you.
Tęskime apdovanojimus ir tai darykime su Lazdyno riešuto nominacija, kuri skiriama darbuotojų grupiai už reikšmingus profesinius nuopelnus. Taigi geriausia Vilniaus ir Alytaus regiono bibliotekininkų komanda tapo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. Apdovanojimas skiriamas už iniciatyvumą, išradingumą ir universalumą įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas ir pasiektus geriausius metų veiklos rezultatus. Sveikiname ir kviečiame komandą pasidžiaugti savo puikiais darbo rezultatais. Tikiuosi, kad kažkas iš komandos narių mūsų klausosi. Aš už jas. Giedrė Bulgakovienė, Kunčino bibliotekos direktorė. Labai gaila, negali niekas šiandien dalyvauti būtent iš tos bibliotekos, kuriai skiriama nominacija, nes COVID-as jau įsisuko ir tenai ir mums labai gaila. Tada aš už visus pakalbėsiu. Labai džiaugiuosi mūsų vaikų bibliotekos įvertinimu ir tikrai labai dėkoju šio konkurso organizatoriam. Tai dar vienas riešutėlis į mūsų bibliotekos riešutų kolekciją, viliuosi ne paskutinį. Iš tiesų galiu pasakyti tik tiek, kad labai mūsų vaikų skyriaus komanda yra labai šauni. Bet bent kokius 5 metus mums pavyko natūralios kaitos būdu ją šiek tiek atnaujinti ir dabar, sakykime, tai yra ir per pusę ir vyresnės kartos žmonės dirba, ir jaunimas, ir įvairios profesijos, įskaitant ir lituanistė, ir filosofė, ir profesionali bibliotekininkė ir panašiai. Tai yra žmonės, kurie iš tiesų moka dirbti komandoje ir labai skirtingos patirtys ir išsimokslinimai ir skirtingi iki darbo bibliotekoje įgyti ryšiai. Supanavo būtent tokį rezultatą, kurį mes, tiesą sakant, Alytuje džiaugiamės tikrai ne pirmus metus. Tik tiek, kad iš tiesų labai išradingai, labai įdomiai ir labai kvalifikuotai žmonės dirba. O šitas karantinas vėl praturtino visiškai, visi atsimenam tą pavasarinio karantino tą lengvą paniką ir tą būtinybę persiorientuoti. Tai štai taip ir gimė vienas iš tokių labiausiai mus nudžiuginusių dalykų. Tai net ne projektas, nes projektą mokame pinigai. Mes sakom, tai yra iniciatyva. Sugalvojom formatą, atsirado herojus knygantinas ir pasikvietėm bendradarbiavimui mūsų labai senus partnerius, kurie visada ateina mūsų pagalba, Alytaus teatralus, kurie labai išpildė tą labai gražiai vizualiąją tą dalį, bet didžiulis darbas, kuris yra nematomas ir guli ant šitos skyriaus žmonių pečių. Ir tikrai džiaugiamės rezultatas. Aš pasižiūrėjau, kiek peržiūrų tų siužetų, kiek piešinių iš visos Lietuvos. Aš suprantu, kad tai buvo gerai. Jo labiau, kad ir per miesto šventę visiems laureatam, visus laureatus apdovanojom. Atskiras dėmesys buvo skirtas bibliotekai ir daug kitų dalykų, vien susijusių ir labai gražių patirčių, vien su šio projekto, šios iniciatyvos realizavimu. Tarp kitko, teatralai mums labai padėkojo ir mielai įsijungė dėl labai banalios priežasties. Tikrai reikėjo daugam pasukti galvas, kaip pateisinti tą nuotolinį darbą žmonėm, organizacijom, kurių veikla tiesioginė nevyksta. Patikėkit, tai buvo kažkas. Bet šis projektas, ši veikla, tai tikrai ne vienintelis dalykas iš tų labai gražių dalykų, kurie nuskambėjo būtent iš šios bibliotekos. Labai džiaugiamės jau kiek metų mūsų iniciatyva, kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga. Irgi visas sutelktos komandos darbas.
Ir dar pasakyčiau taip, vėl karantino eiga, vienu žodžiu, visiškai privertė žmonės modifikuoti įvairiom priemonėm. Būtent tas veiklas, kurios buvo numatytas, tai yra susitikimas su profesionaliais literatūros kūrėjas, kitų sričių menininkais, profesionalus jų meno pristatymas, tai buvo ir gyvų susitikimų. Nuo rudens, kadangi jau viskas, jau puikiai žinom, kad bibliotekos, mokyklos jau neleido vaikų ateiti į biblioteką, į kokį renginį. Jeigu Kalnas neina pas Magometą, susikrovėm savo svečius ir merginos, vienu žodžiu, organizavo pristatymus mokyklose. O paskutinis jau vakaras buvo tiesiog jau Zoom platformoje. Ir šiaip daug kitokių, labai daug veiklų, labai daug įdomių iniciatyvų, parodų, paskatinimų perkelta į internetinę erdvę. Vienu žodžiu, aš tikrai labai džiaugiuosi žmonėmis, kurie dirba čia. Ir tai tikrai, jeigu yra komanda, tai ten yra tikra komanda 100%, kur puikiausias įrodymas, kad labai papildo vienas kitą ir laikosi kiekvienas. Labai dėkuoju jų visų merginų vardu. Ir tai, žinot, sakau, reikia gal ir pavardės išvardinti. Aš manau, tai čia būtų ir vedėja Violeta Stankevičienė, renginių organizatorė Daina Krukonienė, vyresnioji bibliotekininkė Irma Šarkutė ir bibliotekininkė Gintarė Balyninė. O štai tokia komanda vykdė visą tą veiklą, kuri mano kaip vadovo požiūris šiais metais buvo labai puikiai. Ačiū. Ačiū Jums, Giedrė, šilčiausius linkėjimus siunčiame komandai. Jūs padarėte tikrai labai puikų darbą. Ir dar kartą sveikiname, žinoma, visus Riešuto nugalėtojus. Tačiau tai dar ne viskas, nes šalia jų dar norime padėkoti regiono bibliotekoms už aktyvų dalyvavimą Respublikinėje skaitymo skatinimo akcijoje Vasara su knyga bei pasiektus puikius rezultatus. Aktyvumu ne vienerius metus išsiskiria Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kuri ir šiemet užima pirmąją vietą ne tik mūsų regione, bet ir visoje Lietuvoje. Iš viso biblioteka pritraukė daugiau nei 1000 dalyvių, kurie sėkmingai įveikė skaitymo iššūkį. Taip pat už aktyvų dalyvavimą sveikiname ir Švenčionių rajono savivaldybės viešąją biblioteką, kuri užėmė 2. vietą Vilniaus regione. Truputis statistikos apie šios bibliotekos pasiekimus. Taigi akcijoje dalyvavo daugiau nei 960 dalyvių, o iššūkį įveikė beveik 800 skaitytojų. Ir 3. vietą Vilniaus regione užėmė Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka. Skaitymo iššūkį čia įveikė beveik 500 dalyvių. Taigi sveikiname visus nugalėtojus. Labai dėkojame apskritai visoms bibliotekoms už aktyvų dalyvavimą. Šioje akcijoje Vasara su knyga, o bibliotekas nugalėtojas pasiekė ir pasieks ne tik tais mūsų šitos padėkos, bet ir prizai, kuriuos galite matyti dabar savo ekranuose. Tai yra išmaniosios lempos ir jos turi ne tik tais kelis šviesos režimus, bet kartu veikia ir kaip garso kolonėlė ir netgi kaip įkroviklis mobiliesiems telefonams. Tai tikrai toksai labai įdomus prizas. Atskira nuoširdi padėka skrieja ir savivaldybių viešųjų bibliotekų koordinatoriams, nes tik jų pastangomis šis skaitymo šventė ir įvyko. Tai kiekvienam iš 13 bibliotekų koordinatoriui turime po asmeninę dovanėlę, kurios taip pat jūs pasieks paštu. Ir dar vienas apdovanojimas, jau yra specialus apdovanojimas, yra skiriamas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovui Aivarui Višniauskui. Dėkojame už lyderystę, už bendruomenės telkimą ir kasmetinius skaitymo rekordus. Ir jeigu Aivaras šiuo metu yra su mumis, tai kviečiame įtarti keletą žodžių, aš tuoj perduosiu savo garso teisės jam. Aivaro regis su mumis nėra, arba jisai galbūt dar akimirką kovoja su technika, tikriausiai, kad negalėjo prie mūsų prisijungti. Yra, aš esu. Garsą. Esu. Ar girdit mane? Taip, mes jūs puikiausiai girdim.
Tai laba diena visiems, ačiū už aukštą vyriausybinį apdovanojimą. Kaip visą laiką aš su jumoru sakau, praeitais metais sakiau, kad mes laimėsim ir šiais metais ir tą įvykdėm. Ir tiesiog taupydamas jūsų visų laiką, dėkoju visiems. Noriu pasakyti, kad pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Čia kažkoks žinomas žmogus pasakė, supranti, ir gerų švenčių ir iki pasimatymų kitoje aplinkoje. Ačiū. Labai ačiū gerbiamam direktoriui ir jau dabar tikrai labai buvo daug apdovanojimų, tai metas šiek tiek ir muzikos paklausyti, tai turime dar vieną muzikinę pauzę ir klausysimės kūrinio Balandėlė. Po tokios skambios muzikos turime dar keletą akimirkų mūsų sveikinimams, tiksliau sveikinimams vieni kitiems, nes dabar kviesime įsijungti mikrofonus, žinoma, ne visiems vienu metu, nes dabar atėjo laikas ir jums pasveikinti savo kolegas. Ir tikrai žinome, kad sveikinimą yra parengusi Vilnijos krašto bibliotekų asociacijos vadovė Vaiva Daugelienė.
Tikiuosi, kad Vaiva yra čia su mumis ir mus sėkmingai mato ir girdi. Jei taip, norėčiau perduoti virtualų mikrofoną jai. Labadiena visiems kolegos, ar mane matot ir girdit? Labai malonu pasimatyti, nors taip, jeigu jau kitaip negalim. Ir Vilniaus krašto bibliotekų asociacijos vardu labai noriu pasveikinti konkurso nugalėtojus. Labai džiaugiuosi jūs ir sveikinu su tokiu vertinimu. Šitas sunkus laikas, kaip gerbiama Giedrė sakė, mums ne tik buvo sunkus, bet ir daug ko mus išmokė, tapom išradingi, sumanus. Taigi, mylėjai, būkit sveiki, nes mes esam reikalingi, jūs esat reikalingi savo veiklose, savo šeimose ir sėkmingų kūrybinių idėjų. Ir laimėti dar ne vieną riešutėlį parsinešti į savo bibliotekas. O aš pasinaudodama progą asociacijos vardu taip pat noriu pasveikinti ir Adomo Mickevičiaus bibliotekos bendruomenę, gerbiamą direktorę. Linkime visai bendruomeniai augti ir klestėti. Kiekvienam bibliotekos darbuotojui įkvėpimo ir inovatyvių sprendimų. Sėkmės. O bibliotekoms lankytojams rasti jūsų nuostabioje bibliotekoje tai, kas gyvenimą daro įdomesnį, gražesnį ir jaukesnį. Tegul ateinantis laikas būna dosnus jums sumanimais, kupinas iššūkių, turtingas gerais darbais ir prasmingais siekiais. Su artėjančiam šventėm, būkit saugus, aišku, likit namuose. O dar noriu pasakyti, kad kokia šventė be dovanų, jeigu jūs mane matot, asociacija siunčia šitą maišelį saldžių dovanų į jūsų biblioteką. Aš manau, jau šiandien jūs juos gausite. Sėkmės, sveikatoms, būkit geri vieni kitiems. Labai ačiū Vaivai už saldžias dovanas taip pat. Girdžiu, galbūt mūsų direktorė Emilija norėtų kažką pasakyti. Noriu padėkoti, labai ačiū. Tikrai mačiau, kad ne maišelis, o tiesiog didžiulis krepšys. Noriu padėkoti ir asociacijai, ir noriu padėkoti ir Trakų kolegoms, kurie šiandieną mus nustebino, atsiuntė mums didžiulį padėklą nuostabių skanių pyragaičių, kuriais galėjo pasivaišinti tik tie, kurie yra bibliotekoje, dėja ne visi, dėl to, kad yra daug žmonių, kurie dirba iš namų, bet kai ne kurie sakė, kad atlėks ir iš namų po šio mūsų renginio paragauti. Tai labai jums ačiū, labai visus mylime, labai dėkojame. Tikrai ne tokių švenčių mes pratę švęsti, bet na ką padarysi. Gyvenimas yra užrakinęs mus ar namuose, ar savo miestuose, ar savo rajonuose. Turim iškentėti tam, kad ateitų geresni laikai, tam, kad galėtumėm susitikti. Gal, kaip sako, neleis mums švęsti normaliai Kalėdų, gal Velykas galėsim švęsti, bet aš tikiu, kad tie laikai tikrai ateis ir mes normaliai pabendrausim visi prie vieno stalo, prie vienos kompanijos, kur tikrai galėsim, va ir Giedrė bus be kaukės ir mes visi, taip sakant. Pageidaučiau. Ačiū labai visiems jums. Galbūt dar kažkas norėtų pasidalinti savo palinkėjimais, pamastymais ar tiesiog pasinaudoti progą, kad mūsų yra visai daug ir iš viso regiono susirinkusių. Tai tikrai dabar yra metas prabilti, įsijungti mikrofoną ir pasveikinti savo kolegas. Jeigu galima, Petras, dar prabilčiau. Ar girdit mane? Nu, taip ir ne. Tai iš tikrųjų džiugu, kad ta graži šventė šiandien yra ir aš jau kalbėjau, bet vis tiek labai malonu jūs visus matyti. Labai dėkoju mūsų mergaitėm, kurios rengė šį renginį ir Gretai, ir Editai, ir visai kompanijai, todėl kad čia jom daug kas ir padėjo, tai be galo esu dėkingas ir nuoširdžiausiai visus sveikinu ir dar kartą patikinu, kad tikrai aš jūs visus myliu, kaip mes visi vienas kitą. Gerų kratų švenčių ir būkim sveiki. Nu, nuo manęs tada irgi, žinot, siunčiu aš visiems tos savo firminius angelus.
Jie tokie pas mane įdomus, bet vienu žodžiu, kol aš čia dar balbatuoju, ten namuose ant jūsų lovikių galvų, ane jau tupi, nu ir baido visokias tas koronas nuo jūsų gyvenimo. Nes koronės, kaip žinom, ne tik šitos pandeminis, bet ir kitokių būtų. Ir aš prieš artėjant tom didžiosiam šventėm visiems linkiu, kad visos tos koronės aplenktų jūs ir jums brangius žmonės. Nu, aišku, visą mūsų bibliotekininkų klaną. Tuomet aš irgi pasakysiu dar vieną tokį žodį, kad aš labai didžiuojuosi ir mes labai didžiuojamės galėdami dirbti dėl tokio stipraus bibliotekų sektorius ir su tokiu stipriu bibliotekų sektoriumi. Ačiū visiems ir gražių švenčių, kokios jos bebūtų. Taigi galbūt dar kas nors norėtų padėkoti ar pasveikinti savo kolegas. Dabar tikrai yra metas tai padaryti. O dar kol jau čia laukime, tai ir aš norėčiau padėkoti visai komandai, kur mums su Greta teko garbė tapti šito renginio kalbėtojomis, bet mums už nugarų yra daug nematomų žmonių, kurie ir filmavo šitos vaizdo įrašus, viską suderino ir labai daug žmonių dirbančių nematomą darbą, kuriems mes taip pat labai dėkojame. Tai va, ir dabar dar yra metas pasveikinti savo kolegas, paskutinis šansas. Regis jau visus pasakėme gražiausius žodžius, tai jau atsisveikindami, dabar jau mes norime visos bibliotekos vardu dar kartą jums visiems, gerbiami kolegos, padėkoti už jūsų darbą, ypač tokiomis sudėtingomis sąlygomis, palinkėti visiems kantriai išlaukti šitą tikrai sudėtingą laikotarpį. Ir mūsų renginį pabaigs muzika, paskutinis bus kalėdinis kūrinys, primenantis, kad nepaisant visko, šventės vis tiek artėja ir dabar klausysimės kūrinio Betliejaus lopšinė. Thank you.
Ačiū visiems buvusiems kartu. Likite sveiki ir iki kitų susitikimų. Ačiū organizatoriam.